Labas rytas. Sveiki ryte. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą, kur mes šiandien esame. Prie vandens. Mes šiandien atvažiavom į Rutland Waters, prie didžiausio Anglijoje rezervuaro. Ir mūsų šiandieną planas yra koks? Apeiti. Apeiti Ar visą bent pabandyti. rezervuarą, kurio distancija sieks apie 35 km. Tai mes pabandysime įveikti šią distanciją. Toks šiandieną mūsų planas, toks mūsų žygis. Ir nenumirti. Kaip seksis, tai nežinau, važiavom iš pačio ryto anksti ir turbūt eisim 8, gal 9 valandas, jei nedaugiau. Esame dabar prie Bažnyčios, ten čia. tolumoj. Mes paliko mašiną gyvenvietėje, tenai kažkur gatvėse, nes stovėjimo aikštelė jinai yra atidaryta nuo 9 ryto ir iki 4 vakaro. Tai pagal mūsų skaičiavimus mes nespėsim apeiti iki 4 valandų, tai galvojom paliksim gyvenvietėje ir eisim. Taip pat rezervuaras turi tokią kaip kyšulį, į kurį galima įeiti, tai su to kyšuliu, nes tokia kaip sala, jį dar galima įeiti tenai. Jeigu neįtume į tą kyšulį, tai užtruktumėm gal 15 mylių, ar ne, buvo lygtais, bet mes bandysime eiti visur, kur galima, kuo daugiau mylių. Kur galima ir kur negalima. Taip, tai gerai. Biškai palaikyk kamerą. Dabar rodo mano laikrodį žingsnių. Nematau. Rodo žingsnių. 1776 jau padariau. Ir pažiūrėsime, kiek šiandieną pritepkensime. Daug žingsnių. Tai įdomus žygis, man atrodo. Ir keliaujam. Keliaujam. Šalia taip pat yra Sailing Club. Tai turbūt čia pastoviem klientam išsipirkti turbūt reikia paplaukioti su laivelį, žvejybai ar dar kažkam. Tai, Sailing Club. Taip, Jeigu norit paburiuoti. taip, jeigu yra kas mėgsta, taip pat čia galite atvažiuoti. O mes keliaujam toliau. O mes keliaujam į Žalvakštynus. Toliau aplink. Priėjom žemėlapį, kaip tas rezervuaras atrodo. Galiu šitą palaikyti man? Taigi mes kažkur nežinau, kur mes pradėjom, net neįsivaizduoju. Mes šičia. Jo, Sailing Club, tai mes čia esam kažkur dabar. Mes kažkur Ir čia. eisim visą. Ir va čia tas yra kišulys, kaip čia jį pavadinti. Ir jeigu eisime į jį dar, tai bus 35 km. O jeigu praleistume, tai mūsų kokius 5 km praleistume, sutaupytume. Bet mes norime veikti viską. Taip, čia yra dar... Čia nėra, čia tako, čia pusė žemėlapio nėra dar, kur eisim. Čia reikia tik žvejybo. Jo, čia žvejybai yra šis žemėlapis padėjęs, bet taip, kad vaizdai įsivaizduotumėt, kur mes eisim. Ir čia parašyta, kad žiemą yra tam tikri reikalavimai. Žvejoti galima tik tam tikrose... čia negalima žvejoti pažymėtose vietose iki sausio pabaigos. Tai žvejai, va, būtinai, jeigu žvejos, pasižiūrėkite, kur jums galima žvejoti, kur ne. Štai aviukai laksto ir du žąsiukai tarp aviukų. Čia tokie draugiški, nebijo. O jų šiandien matysim ganėtinai gausiai. Manau, čia bus aplink visą pakrantę tų aviukų. Šuo koksai. Nežinau, ar matosi, mes ant tolumoje važiuoja mašina ir žiūrėkit, kaip avis eilutė visos pareina. Jie šiam siek parvaro į kitą pusę, bet taip gražiai eilutė, tvarkingai visos ristelė. Šis rezervuaras turi iš tiesų labai daug istorijos, kaip matote, dabar yra visur vanduo, bet 19 amžiuje čia buvo kaimas, gyveno žmonės, buvo mokyklos, bažnyčia. Ir kai žmonės pradėjo migruoti į didžiosius miestus, prireikė tenais vandens, o kaip vandenį gauti, jei nesukūrus didžiulio rezervuaro, tai buvo kuriami Anglijoje rezervuarai, užliejami kaimai ir tiekiamas vanduo. Ir netgi kai kuriuose šio rezervuaro vietose gylis siekia 33 metrus, kas yra tikrai labai gilu. Tai ir nežinau, atrodo, netgi kai kurie narai gali nerti ir galbūt yra tenai netgi išlikę pastatai, kaip ir mokyklos, bažnyčios kažkokie. Tai tikrai įdomi labai vieta. Šalia taip pat po kairę pusė yra golfo laukai žaidžia.
Aš nežinau, man golfas niekada netrodė kažkoks labai įdomus sportas. Bet nežinau, jeigu pabandyčiau, gal ir patiktų. Ar yra lietuvaičių mėgėjų golfą žaisti? O kaip tau? Tu kada bandai? Ne. Irgi ne, mes kažkaip... Man atrodo, kai bus 50 metų, gal tada pabandysiu. Na, žiūrėk, gal ir užsikabintumėm, labai tik pabandyti reikia. Tolumoje va ten buriuoja savo. Nežinau, ratus suka su švilpuku švilpia, nežinau, rungtynės kokios ten gal vyksta, ar ne? O matei, vienas vos nevirto. Įdomu dar, kas va tenai, ką žinia, yra kažkoks labai didžiulis pastatas. Taip. Na, nueisim, pažiūrėsim. Taip pat va čia galima kempingauti. Yra telefono numeris ir elektroninis paštas. Tai ką domina, va, šiltuoju metų laiku galite pasiskambinti, pasidomėti. Kaip vyrai jautiesi? Jaučiuosi? Jaučiuosi. Jaučiasi. Be žodžiu, čia iš tiesų buvo mano idėja eiti. Vyras, manau, buvo lengvai šokė, kaip pasakiau, ką aš planuoju. Kokį čia planą savaitgaliui suruošiau. Ar labai nustebai? Nustebau. Tai jau žinojau, kad nori eiti. Po praeitas įgė. Tai ir eina vyras. Ką darysi? Reikia moterų pageidavimus vykdyti. Čia labai gražu iš tiesų. Kokia gera vietytė čia piknikauti būtų vasarą. Priėjom čia Visitor Center, Lindon Visitor Center, bet dabar atrodo jisai uždarytas. Ant sienos labai gražiai nupiešta pelėda. Atrodo, kad čia buvo galima atvažiuoti su mašina ir nematau, kad būtų ženklai, kad tai yra mokama stovėti. Tai vat, jeigu kas važiuosite iš tos pusės, galite atvažiuoti į Lindon Visitor Center. Ir tam, atrodo, mes nebepraeisim daugiau iš tikrųjų. Kodėl tau taip atrodo? Nes navigacija pasitikrinau, rodo lipti viršų. A ne? Aha. Nes mes dabar turėsime praeiti kažkokį kaimuką, eiti keliu ir tada vėl įsukti link to rezervuaro. Tai nebent galim pažiūrėti, ar yra ten koks kelias. Pažiūrėkime, o žiūrėkit, koks čia paukštis vanagas išskaptuotas, gražus. Labai gražus. Šitas gal centras atsidaro vasaros metu. Nežinau, dabar nėra. Einam pažiūrėti, ar mes čia praeisime. Ten kažkas yra, eiti nemanau. Ne, ten visi yra soliukai padėti. Bet matau, ten takelis kažkoks. Taip, tiesiai parašyta, kad nepraeisime, tai negalim. Einam atgal, lipsim ten į viršų kažkur ir eisim palei kelią dabar. Matai, ten turi išsipirkti, jeigu nori eiti šito keliu. O, bet šitas uždarytas yra. Čia uždaryta, einam atgal, dabar ten į viršų kilsim. Tai radom ženklą su koordinacijom. Tai mums reikia eiti link Peninsula. Peninsula tai yra tas kyšulys, ta sala. Ir mums reikia tenai patekti. Tai ten eiti yra 4,5 mylios. Keliaujam. Priėjom pagrindinį kelią. Iki Peninsula eiti dar 4 mylios. Dabar reikės eiti. O mes eisim į Mantoną. Dabar palei pagrindinį kelią, kiek eiti 1 mylių, ar ne? Iki čia? Jo, pagrindinių kelių, kiek dabar čia eiti 1 mylių? Nežinau, netiesiogiai. Palei kelią einam, nebe palei rezervuarą, nes jam praeitinėjau. Apie bus apie 1,5 mylios. 1,5 mylios dabar taip tiesiai. Priėjom tokią visai įdomią vietą, Ratlands Nursery. Čia yra augalai, parduotuvė ir galima pavalgyti. Tokia atrodo didelė vieta. Taip, toks sustojimas. Jeigu kada eisite ir jūs tokį atstumą, tai va. Galėsite augalų pavalgyti. Sustojimas yra.
O mes keliaujam toliau, mes nestojam, mes esame įsidėję sumuštinuku pavalgyti, turim savo kelionę viryklę arbatą įsivirti, tai mums viskas bus gerai, išgyvensim. Ir mes neturim laiko dabar stoti į tokias vietas, nes pareisimės naktį kitų atveju. Priėjome miestelį, kuris vadinasi Manton ir keliaujam toliau. Vyrai, kaip jautiesi? Vyras dar kvėpuoja. Dar kvėpuoja, vadinasi viskas gerai. Dabar įeiti atgal prie rezervuaro tako, mums reikia pereiti visą miestelį. Taip. Ir tada suksim į dešinę ir bus jau takas vėl eiti prie vandens. Atgal į trasą. Jo. Ir iki kito mūsų sustojimo yra 2 valandas eiti? 1,5. 1,5 valandos. Jau dabar einame mus siek 1,5 valandos, apie 1,5-2 valandas. Jaučiu 2,5. Kažkas tokio. Mums reikia eitų pereiti kelią. Kitą pusę. Bėgam mašiną atvažiuoja. Praeinam kapines. Ir kas man Anglijoje labai patinka kapinės, kad nėra jokių tai darželių kaip Lietuvoje, kaip sakant. Va, žolytė, paminklas, paprastas, nedidelis paminklas ir viskas. Ateina žmonės pagerbti mirusius, ne tai kai Lietuvoje konkuruoja, kuris už kurio. Kieno didesnis. Kieno didesnis, kieno gražesnis kapas, kieno gražesnis gėlytės, kieno didesnis paminklas, nežinau. Mano atžvilgiu niekam to nereikia. Paprastumas, pagerbti tuos, kurie išėjo, ar ne? Tokie šiaip pamąstymai, beeinant, pamačius kapines. Taip ir sakai, kad žodį nedatraukti visos kelionės. Sakai, ir man vieno gulto prireikia. Nu. Gal ne. Kad tik pasakai, kad tau nereik puošti. Jo, kad tau visus nurodymus pasakau, ar ne? Nu. Ne, apeisim mes, žinau, kad apeisim. Tik klausims, ar šiandien? Ar rytoj. Einam po tiltais. Per brazdynus, per pelkynus, po tiltais. Turėtume prieiti vandenį ir vėl kažkur tolumui matos, jeigu pro žabakštas. Bet matau, mums reikės tiesiai eiti. Tai dabar tenai matosi, ten kažkur tie buriuotojai, tai mes va iš ten kažkur apėjom visą dabar. Priėjom labai gražų šiaudinį namą. Tiksliau, namas su šiaudiniu stogu. Labai gražus šiaudinį namą. Visas namas iš šiaudų. Labai rami tokia gyvenvietė. Čia atrodo, vos pora žmonių praeina. O mes dar vis einam. Ar bent jau stengiamės. Daugiausia dviratininkų pravažiuoja. Einančių labai mažai. Daug kas, manau, nemeta tokių iššūkio savo. Tai tik aplinkiniai išeina pasivaikščioti. Bet labai ramu čia. Ir eiti takai labai geri. Nėra labai daug murzų. Pagrindė visur yra ištiesti takeliai eiti pėstiesiems. Arba eiti keliu. Va dar priėjom. Bažnyčia yra tokia nedidelė, čia stovi autobusų stotelė, o mums tiesiai. Priėjom peninsulą. tą kyšulį, ar kaip jį pavadinti, ir dabar jį apeiti yra 7 mylios. Čia kažkur 10 km, ne? 7 mylės daugiau. Myliai, na, kažkas tokio. Nu ką, pasiryžom, tai einam. Dabar yra be 21 ir jau nuėjom žingsnių 18 000. Mano širdis daužosi 121. Saka, apsiramink. Jo, pažiūrėsim, kiek iš viso nueisim šiandien. Tai jau einam, pradėjom eiti be 20:10 ir be 23 valandas einam. Daugiau jaučiu. Pagaliau įėjom į taką, kad jau prie vandens galėtume eiti šalia. Tai va, mes įėjom aplinkui vienoj pusėj, ėjom ir kol įėjom į tą peninsulą, kaip vadinasi, liežuvis velėsi. Na, žodžiu, mes šitoje, vadinkime, salelėje esame ir dabar bandom apeiti ją. Pakraščio.
Aha, dabar pakraščiu ir paskui jau eisim per vidurį jos, per tą centriuką, ten manau ir dar bus gyvenamųjų namų, kažkoks hotelis. Gali ir pilis kažkokie tokie įdomesni pastatai pažiūrėti. Prieš tai einant, kai matėm iš toli kažkokį įdomų didelį pastatą, tai va mes jį ir priėjome po poros valandų. Dabar esame štai čia, pradėjome eiti nuo čia, ėjom štai čia, planas eiti į viršų, grįžti atgal ir eiti į kitą pusę ir grįžti į mūsų pradinę vietą. Ir planas yra tai padaryti per šiandien. Mes turim padaryti per šiandieną, nes rytoj mums į darbus. Nes dabar yra 1:02. 1:02, nu nežinau, dar kokias 5 valandas tai tikrai drąsiai eisim, jei nedaugiau. Dar pusę nepaėjom. Dar pusę taip. Na, žodžiu, palinkėkit mums sėkmės. Netoli paėjus, radom, kuriuos tu bandysi paglustyti ir nebūt suvalgyt. Eina paglustyti. Toks draugiškas. Žiūrėk, kad nesuvalgyt. Nebenori. Labas. Hello. Šitas koks juokingas. Žiūrėk. Hello. Labas. Nežinau, kažkoks veidas labai juokingas. Labas. Atėjo visai pasisveikinti. Sako, pats ateisi iš arti. Nereikia net artinti. Reikia priartinti, tai būtų šis akį, man atrodo, akidavę matyti. Bet tokie riemus visi, tu pažiūrėk, šitas koks didžiulis. Radom nuostabią vietą prisėsti ir truputį 5 minutėm atsikvėpti su nuostabiu vaizdu. Važiuok, mūsų buriuotojai tenai vis dar plaukėja. Grįžti namo. Biškį prisėskime. Pamiršau dar paminėti, jog šitoje būtent saleliai vasarą galima kempingauti su palapiniais, su karavanais. Tai tokia įdomesnė vieta atvažiuoti ir papoilsiauti su šeima. Mes niekaip nesusiruošėm, tai gal šią vasarą dar ir čia atvažiuosime, ne? Jeigu pareisim namo. Kažkoks mokestis yra čia, kad tą vietą išsipirkti. Nežinau, reikėtų pažiūrėti internete, bet va, idėja vasarai, kur atvažiuoti su palapinėm, turit. Priėjom kažkokį lauką. Ką čia jie augina, man pasakykit, kopūstai čia auga? Tokie kopūstai lapų rūšis. Kas žino, greitai, sakykit, kas tai. Aš manau, kad tai kopūstai. O kas tu manai, vyrai, kas ten yra? Nežinai, nespėjai, nebandai. Einam dabar čia atgal jau per tą Kyšulio centruką. Yra šiek tiek gyvenamųjų namų, tai gyvenimas truputį verda čia. Mums kiek atgal dar eiti? 4 valandas. 4 valandas dar pareiti. Apie 11 mylių, tai čia kiek? 17 km, kažkas tokio. O ne? O ne, vyrai? Jo. Apie 17 km, neliko kažkur eiti. Jo. Nėra tai blogai. 11 mylių kažkiek. Gan aukštai mes čia dabar esam, visai gražus vaizdas atsiveria, aišku, per kamerą nepersiteikia, bet ežeras, rezervuaras gražiai atsiveria. Leidžiamės dabar į apačią, tai va tenai mes prieš einant sukom į dešinę ir ėjom pro aną pusę ir ėjom aplinkui ir dabar jau pareinam pro viršų į apačią mes. Ir eisim tada į dešinę pusę visur, va tenai ir dar į kitą pusę. Dar tolimas kelelis laukia. Ir jau saulė nusileido iš tiesų. Tokia apsiniaukus paliko, kad tamsoj pareisim, tai čia jau faktas. Kokią 7 turėtumėm gal būti vietoje. Tai matysim, kaip čia seksis toliau eiti. Ir mes jau kiek čia einam kaip ir... Dieną. Bet kaip ir einam be sustojimo, buvom sustoję prisėsti, tai tik 3 minutėm. Tai jau gerą 20 km einam be sustojimo.
planuojam stoti ten kitoj pusėje, jau kai liks gal kokia valanda, 2 valandos iki galutinio tikslo užsikaisti arbatos ir pavakarieniauti. 3 valandos eiti, neslėpsim, daro sunku, kojos jau lenda velniai žinau kur, padų skauda. Daugiau nesakysim, nieko nesuprantat, kad sunku. Noris jau prisėsti ir dabar jau visą kelią eisim dalį vat, tokiais keliais prie pat to rezervuaro neina eiti, tai nematysim vandenuko, tai va taip ir žygiuojam. Valandų yra 3 valandos 19 minučių ir nuėjom 33 000 žingsniukų. Daug žingsniukų. Kažkas pametėt, ne jūs? Kas pametėt, prisipažinant greitai? Važiuojam daug. Vyrai visas kojas skauda, bet eina vargšas. Ką? Ne, nieko, sakau, viskas gerai. Mes va buvom ten toj įlankoj, va ten užlipę, ten ėjom ir dabar jau pareina pro kitą pusę atgal. Einam. Reikės persikelti mums į kitą pusę. Atsargiai iš tos pusės vaikštom. Kažkur laukais mes čia vaikštom. Laukais, sakau, mes čia vaikštom. Baigėsi šaligatvis. Reikia eiti mums čia dabar pėvytėm keliu. Ne pats fainiausias kelias, bet ką darysi. Po daugel mylių priėjom miestelį Whitewell. Dabar yra 4:30, už pusę valandos turėtų jau sutemti, bet kaip nors kojos jau antiek nebelaiko, kad aš neturiu žodžių. Visai jau sutemė, nesimato mūsų, pašviesk man. Pašviesk. O, geriau jau. Sutikom anglų porelę, jau tokie vidutinio amžiaus, nes mes biškai pametėm kelią, kur mums eiti, nusukom ne ten, parėjom atgal, sakom, viskas dabar reikės dar ilgiau eiti ir jie pro šalį ėjo. Tai paklausėm jų, jie mūsų grąžino į reikiamą kelią, parodė, kur eiti ir dabar jau viskas gerai. Pamiršom, kad kojas skauda. Pamiršom, kad kojas skauda, taip, su jais galėjom dar 10 minučių ir... Jo, tai keliaujam toliau teisingu keliu. Žąsis neužpuolė. Radom suoliuką atsisėsti, tai čia yra mūsų antrasis sustojimas per 25 kilometrus gal. Tai 30 jau gaus. Niekada nemaniau, kad bus taip gero atsisėsti. Nežinau, ar mes pareisim šiandien namo. Labai sunku. Kojos žudo. Nežinau, atrodo, kad ant kojų neščiau po maišą bulvių užsikrojus. Nežinau, ar tie kaupimo batai, jie tinka tokiem ilgiem ėjimam, nes po kažkurio laiko pasirodo, kad labai sunku jos nešti. Tai pailsim ir toliau keliaujam. Jau dabar yra 5 valandos, gali palaikyti biškį kamerą. Yra 5 valandos ir nuėjom 42 000 žingsnių. Daug žingsnių. Priėjom dabar vietą, kur vasarą galima maudytis. Tai mes esame čia dabar, eisime čia ir grįšime čia ir mes pradėjome eiti iš čia, tai jau nebedaug bus. Kažkur čia pradėjome eiti mes, tai jau nebedaug. Čia eisim yra ta akmeninė užtvanka ir čia kažkur stovi bažnyčia, populiari vieta, kur atvažiuoja, va čia bažnyčia. Kur populiari vieta, kur žmonės atvažiuoja ir jau nebedaug, valanda su biškiai eiti ir jau būsime apėję. Tai va, skaitykit, mes ėjom čia, įėjom šičia, parėjom šičia
Ir va dabar jau čia. Gerai, judam. Judam, nes nebepajudėsim paskui visai. Priėjom mes jau tą užtvanką, kur tas viet, nežinau, ar matot. Ateik, ar čia jau vyrai? Va, noriu, kad akmenys pro gailą dienos, va, kad tikėtumėt, kad tikrai priėjom. Tai va, akmeninė užtvanka tokia tęsiasi gan ilga. Eina apie gerą kilometrą. Taip, apie kilometrą laiko. Tai dabar eisime palei šitą užtvanką. Ir jau nebedaug. Bet nesitikėjau, kad bus taip labai sunku. Iš tiesų gal nesijaučiu taip pavargus, tik kad padus labai skauda kojų. Taip. Kur jau neskaudės? Dar norite palaikyti telefoną. Kadangi tamsu, pala, į mane, sustokim iški. Matausi, kadangi tamsu, norite istorijos truputį. Tai dar vienas labai įdomus faktas, kad čia prieš porą metų atrado išnykusi gyvūną, kuris vadinasi ichtozaurus. Nežinau, ar čia lietuviškai gerai pasakiau. Iš pavadinimo būtų galima suprasti, gal tai buvo dinozauras, bet ne, tai buvo vadinamas sea dragon, jūros drakonas. Tai buvo vienas iš plėšriausių jūros padarų, tai pavadinkime. Jie jau išnyko prieš 90 milijonų metų ir Anglijoje buvo atrastas va būtent prie šito rezervuaro didžiausias 10 metrų ichtozauras. Įmesiu va čia nuotrauką to fosilijos, kaip atrodė, kokį jį čia jie rado. Tai toksai labai įdomus faktas apie šią vietą taip pat, kad buvo rastos tokios fosilijos. Netgi prieš 2 metus, man atrodo, 21 metais. O jeigu, aišku, nesimatau, jeigu dar nepradėsim eiti ir mūsų ras po 2 metų. Tada jau bus ne ichtozaurus, o Ive ir Ernest zaurus. Abudu dinozaurus iškas ir... Taip, tai įmesiu nuotrauką, kaip atrodė tas padaras. Jisai toksai buvo labai ilgas, smailia nosimi, dideliomis akimis ir labai ilgus stuburų, kuris netgi tęsis iki pato uodegikaulio, kaip sakant. Tai toksai labai įdomus dalykėlis. O mes keliaujam toliau, laimingi ir patenkinti. Kad nebūtumėm dinozaurais. Radom dar vieną žemėlapį, perėjom užtvanką, dabar jau rašo Juochė. Tai mes jau čia perėjom. Visai nebedaug liko, 45 minutės. Arba visai nebedaug liko, kol numirsim. O, viskas eidam, nešvaisom laiką. Aina. Parėjom į tą centriuką, kur stovėjimo aikštelė yra. Ir jau visai nebedaug iki mašinos liko. Praėjom tą bažnyčią, nefilmavom, nes tamsu nesimato vis tiek. Keliaujam. Kiek liko eiti, parodė, ką tavo? 14 minučių. 14 minučių iki palauk. 14 minučių iki mašinos. Jau visai nebedaug. Šitą daug. Na, jau paskutinį žemėlapį priėjom. Mes esame štai čia. O mašina stovi kažkur čia. O mašina stovi būtent čia. Viskas, mes būsim tai padarę. Mes parėjome, mašina jau už kampo. Mes tai įveikėme. Viskas vargais negalai su visais šventaisiais parėjom. Mes jau mašinoje. Išgyvenom šitą... Sakau, išgyvenom šitą išbandymą. Daugiau nereikia. Jeigu dabar kas paklaustų, ar eičiau dar kartą, Aišku, eitų mane. Atsakyčiau ne, bet pailsėjus greičiausiai atsakyčiau taip. Kas dar iš jūsų buvot perėję visą ir kaip jūsų Įspūdžiai. problemas, įspūdžiai? Taip, vasarą galėčiau, apsirengčiau lengvesnę avalynę, nes labiausiai kojas skauda, atrodo, čiurnos labai skauda nuo batų. Paskutinės 10 mylių buvo labai sunku eiti, kilometrų tiksliau kai liko ir paskutinė valanda buvo kažkas tai... Nemeluok, paskutinės 10 minučių buvo sunkiausiai. Realiai paskutinės minutės neėjom, bet šliaužiam. Stojom prie kiekvieno suoliuko pasėdėti, pailsėti truputį. Ir kiek dabar valandų yra? Palaikyk. Dabar yra be 10 minučių 7 ir mes iš viso nuėjom 51 326 žingsnius. Aišku, tie žingsniai nėra tikslu, dar trūksta galbūt kažkiek. Ir aišku, tai yra mažos moters žingsniai.
Tavo būtų mažiau, ne? Tai manau, jaučiu apie 40. Taip, tai ką, važiuojam namo, dar valandą važiuoti iki namų ir pasakykite savo įspūdžius, ar jūs irgi einate tokius ilgus žygius, kur esate ėję, ar patiko, ar ne, kokie prisiminimai. Ir kur mums verta dar nueiti 35 km. Taip, meskite mums dar vieną iššūkį, kur nueiti kitą kartą. Tik aišku, pagailėkit mūsų kojų, leiskit biškį sugyti viskam ir... Jo, labai baisiai kažko mums neduokit. Tai ką, Duokit. ačiū, kad žiūrėjote mūsų šitą video. Jeigu patiko, žinoma, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, taip mums padėtumėte pakilti aukščiau, daugiau žmonių pamatytų. Daugiau žmonių šis nežino apie Rutland Waters, kiek tenais galima apeiti. Taip, daug kas tik tai pamato tas pagrindinės vietas, bet labai daug galima pamatyti ir iš kitų pusių to rezervuaro, ar ne? Taip, kad pasirūpinkit gerą valynę, nes iš tikrųjų reikia. Jo, labai šiltai gal apsirengti nereikia, nes kai eini sušyli, dabar yra 3,5 laipsnio ir mums nebuvo šalta, aišku, turiu žieminę striukę, piršinės, šaliką, bet labai daug prisirengti irgi nereikia, nebus patogu. O dabar keliaujam namo. Dabar jau tikrai sakome ate. Ačiū, kad žiūrėjote dar kartą ir iki kitų susitikimų. Bye, bye, ate.